Šiandien kuriu naują video vlogą su savo drauge Dainora. Mes kursim istorijas. Dainora pasakos mano istoriją, o aš jos istoriją. Taigi, pradedam. Vieną kartą gyveno Renatas. Jis buvo neturtingas žmogus. Vieną kartą užsinorėjo alaus ir tikėdamas rasti pinigų, po sniego ieškojo pinigų. Ieškojo ir staiga pamatė 2 eurus. Ir apsidžiaugęs nubėgo į parduotuvę nusipirkti alaus. Pažiūrėkit, kažkas vagia pinigus. Pažiūrėkit. O, čiulpim. Ir nusipirkęs susisėdo ant kelmelio ir tavo iškėlė. Pabaiga. O dabar aš pasakosiu Dainoros istoriją. Kartą gyveno tokia mergaitė, Dainora. Ji labai skubėjo į pamokas, bet, kaip matosi, tai ji ėjo labai lėtai. Ir kur jinai ėjo? Ir jinai staiga pamatė dviratį ir apsidžiaugė. Tylomis jinai tą dviratį pagrėbė ir greit, kol žmonės nematė, išvarė į šūlę. Taigi važiuoja, o mes sekam. Ką jau padarysi, toks gyvenimas, kaip į mokyklą nenori pavėluoti, tai reikia dviračius pavogti.